Sveikos gyvos! Čia Ieva. Labai džiaugiuosi galėdama su jumis bendrauti šio video įrašo pagalba. O jų aš noriu sugriauti vieną iš populiariausių mitų, kuriuo tiki tikrai labai daug lieknėjančių. Šis mitas skamba taip. Svorį lengviau yra numesti, negu jį po to išlaikyti. Ar ir jūs juo tikite? Aš pati šią frazę esu girdėjus daugybę kartų iš daugelio moterų. Ir pati aš tikrai ją tikėjau. Tačiau dabar aš manau, kad šią frazę sugalvojo tie, kurie lieknėdami darė dvi klaidas. Pirmoji, jie keitė savo gyvenimo ir mitybos būdo įpročius tik tam, kad sulieknėtų. Tik dėl šito vienintelio tikslo, kad pasiekti savo norimą svorį. Ir kas tada atsitinka pasiekus tikslą, natūraliai nelieka motyvacijos toliau tęsti tai, ką pradėjus. Kyla pagunda grįžti prie to buvusio gyvenimo. O dažniausiai tai yra toks gyvenimas, kuris ir užaugino mums tuos nereikalingus kilogramus. Žinoma, kad tada atrodo, kad išlaikyti svorį pasiekta yra labai sunku. Ir kaipgi gali būti lengva, jeigu tu vėl grįžai prie gyvenimo, kuris tau tuos kilogramus užaugino. Ir kita klaida, kurią daro norinčios sulieknėti moterys ar žmonės norintys sulieknėti, yra ta, kad norėdami pasiekti tą savo lieknėjimo tikslą, jie griebiasi radikalių permainų ir kartais net tokių griežtų, kurios įneša labai daug diskomforto jų gyvenimą. Vėlgi, labai natūralu, kad pasiekus norimą tikslą, pasiekus tą savo pageidaujamą svorį, tu nori pabėgti nuo to diskomforto ir vėlgi grįžti prie to gyvenimo, kuris ir užaugino tau nereikalingus kilogramus. Taigi, norint, kad jums, kaip ir man, šis mitas būtų tik mitas ir jokiais būdais netiesa, reikėtų padaryti tik du paprastus dalykus. Pirmasis – priimti sprendimą, kad savo gyvenimo ir mitybos įpročius jūs keičiat visam laikui. Nepriklausomai nuo to, koks jūsų kūno svoris. Tuomet tiek lieknėti, tiek išlaikyti pasiektą svorį bus vienodai lengva. Nes jums nebebus pagundos sulieknėjus grįžti prie buvusio gyvenimo, jeigu jūs priėmėte tvirtą sprendimą keistis visam laikui. Ir kitas dalykas – keiskitės pamažu. Nedarykit jokių radikalių permainų. Neuždrauskit savo kažkokių labai mėgstamų produktų. Tiesiog pamažu, palaipsniui, galbūt pradėkit nuo to, kad mažinkit savo porcijas, tada galvokit, kad dar sveikesnio galėtumėte įtraukti į savo gyvenimą. Įtraukit pamažu fizinės veiklos į savo gyvenimą. Ir taip diena po dienos, savaitė po savaitės, mėnuo po mėnesio, net nepajusit, kad jaučiatės lieknesnės, sveikesnės, energingesnės, laimingesnės. Tiesiog tai tęskit. Tegul tai būna jūsų viso gyvenimo įpročiai ir šis mitas jums bus visiška netiesa. Labai tikiuosi, kad šiuo video man pavyko sugriauti šį tokį populiarų mitą. Jeigu tai jums buvo naudinga, labai būčiau dėkinga, jeigu pasidalintumėte šiuo video su savo draugėmis. Jeigu jį žiūrite kažkur interneto platybėse, mielai kviečiu užsukti į ievagerčienė.lt, kur video ir ne tik video patarimų rasite daug daugiau. Na, o kol kas, lieknėkit su malonumu, džiaukitės kiekvieną dieną ir iki sekančių susitikimų. Ate!